Kągi, vėl susitinkame ir vėl apie paslaptis. Taigi, antroji paslaptis, kuri tikrai labai padės kiekvienam iš mūsų, absoliučiai kiekvienam, tai yra įguskite valdyti savo laiką. Tai yra, kelkimės 1 valandą anksčiau, nei kad jūs anksčiau buvote įpratę. Įsivaizduojate, ką tai reiškia. Jeigu mums atrodo, kad oi, kaip neturiu laiko, oi, kaip man neišeina to laiko sutaupyti, visur skubu, visur lėkiu ir visur nespėju, tiesiog yra paprasta paslaptis. Jūs nenorite arba nemokate tvarkyti savo laiko. Šiuo atveju jums labai padėtų, jeigu jūs pradėtumėte keltis 1 valandą anksčiau. Imame skaičiavimo mašinėlę. Ir jeigu per mėnesį yra 30 dienų, dauginam iš 1 valandos, tai yra 30 valandų, mes jau gauname 1 mėnesį. Įsivaizduojat, padovanojate savo sąmoningai savo gyvenimui 1 parą, 24 valandos paroje, o jūs padovanosite 30 valandų. Ką tai reiškia? Reiškia, aš galiu jau visą parą daryti, ką noriu. Įsivaizduojat, visą parą daryti, ką noriu. Ir jums nereikės laukti šeštadienių, jums nereikės laukti sekmadienių. Jūs tą parą galėsite išnaudoti kaip tik norite. O kaip išnaudoti, tuoj patarsiu. Bet jeigu mes šitą visą skaičių 30 valandų dauginame iš 30 dienų mėnesyje, vidutiniškai 900 valandų. Įsivaizduojat, 900 daliname iš 24 valandų per parą, 37. Įsivaizduojate, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes jau gauname beprotiškai didelį kiekį valandų. Ir jeigu metuose 365 dienos ir mes dauginame iš 1 valandos, tai yra 365 valandos ir daliname iš 24, reiškia, mes per metus savo keldamiesi 1 valandą anksčiau padovanojame, manau, gal matote, tai yra 15 parų. Mes padovanojame 15 dienų papildomai savo gyvenimui. Ką galėtumėt nuveikti per 15 dienų? Ar kada pamastėte, jei kas nors duotų 1, 2, 3 dienas ir ką jūs galėtumėte nuveikti? Aš jums siūlau panaudoti šią paslaptį. Tai yra padovanoti savo 15 parų papildomo gyvenimo. Į mėnesį, į dieną 1 valandą anksčiau keliantis. Jeigu keldavote, sakykime, 7, keliame 6. Bet tuo laiku vakare netinginiaukit, kad žinosit, jau kelsitės rytoj anksčiau 1 valandą, tai šiandien galiu nieko neveikti. Ne. Ta valanda turi būti sąmoningam gyvenimui. Paimkit, paskaitykit pasaulinės literatūros, padarykit jogą, padarykit mankštą, išeikit į gamtą pasivaikščioti, ar tai sutikit saulę, ar tai palydėkit saulę, jeigu jūs vakare skirsit šitą valandą. Nes ryte atsikėlus, jeigu suskubėjote, jums lieka 1 valanda papildoma, kurios jūs anksčiau nebūtume turėję. Taigi, šita valanda turi būti skirta sąmoningam gyvenimui ir neleiskite, kad nereikšmingi dalykai, kaip pyktis, erzulys, nepatenkintas savęs vertinimas, savęs merkimas iš jūsų atimtų nuostabią dovaną gyventi savo laimingą ir produktyvų gyvenimą. Taigi, antra paslaptis, dovanojame savo 1 valandą paroje sąmoningo laiko. Savišvietai, saviugdai, pasikalbėjimui su artimu žmogumi. Tai taip pat labai brangu. Taigi,
Tai yra antra paslaptis ir su jumis Eligija ir skaičių magija bei laiminu linkėdama džiaugsmo, sėkmės, meilės, visos gausos, kuri tik yra apie jūs ir kurie tikrai iki jūsų ateis, jeigu jūs tik tai leisit jai ateiti. Iki.